Sveiki gyvi. Nu ką, prasideda, ne? Prasideda rudens 2025 rudens žiemos sezono atidarymas. Einam į naują mišką nematytą. Ragų ieškoti. Pasiruošimas prieš mišką, apsižvalgymas, apsiginklavimas šiltais rūbais, kaklo mova, kad kaklo neperpūstų ir neiškrisčiau nuo ligų. Kaip minėjau, naujas miškas nematytas, pernai metais atvažiavau pasižvalgyti, žvalgybą padariau. Beržynai labai dideli, viena kita pušis matosi, krūmų daug, už kurių tikiuosi nieko nesutikti, kad neprikraučiau netyčia į kelnes. Gražus vaizdai, parodysiu tuoj, ne už kalnų, kai baigsiu apsirengti. Ilgą laiko tarpą nieko nekėliau, beveik visus metus nieko nerodžiau, kaip žadėjau įkelti senus vaizdelius, ką mačiau prieš metus, prieš porą metų, kur vaizdelių buvau užsikaupęs, kažkaip, nebuvo jokios nuotaikos kurti ir kelti. Tai pradėsim viską nuo pradžių, pradėsim nuo naujų vietų, naujų vaizdelių, jeigu atsiras ūpas ir amas, švelniai tariant, jau tada kažką įkelsiu galbūt ir iš senų. O šiandien kol kas sveiki sugrįžę į Girinio nuotykius ir susitiksim iš pirmų žvilgsnių į mišką. Keliukas paprastas, pradžia, pati pradžia, dar visi lapai nenukritę, kaip minėjau, beržynas didelis, gali būti tam beržynė ir pelkynai, nes pagal navigaciją, pagal žemėlapius rodo, kad čia yra pelkė. Tai vėl po gerų metų teks prisiminti, kaip eiti į šitą pelkę, kaip vaikščioti miške po pelkės, neįkristi liūną į raistą. Ir kaip visada sakau, klausytis miško, žvalgytis, neskubėti eiti. Paeisim į priekį, surasim kokį takelį ir prasidės mūsų eilinės miško gėrybių ragų paieškos. Jeigu nesuklysiu, dar plius minus turėtų būti nesibaigus briedžių berods ruja. Jeigu nesuklysiu. Ir reikia vaikščioti atsargiai, kaip sakiau, klausyti, žiūrėti, kad negauti iš kanopinių. Fotoaparato šiandien nepasiėmiau, jisai man šiandien nereikalingas. Vienintelį dalykai reikalingi kamera, 3 baterijos, kadangi prie minus, meluoju, prie +4 baterija ir kamera man atsijunginėja. Tai teks, spėju, šiandien pažaisti truputį su pajungimais. Bet nieko baisaus. Pažaisim. Einam į mišką. Kaip visada miškas. Kaip visada esu mokęs, jeigu bijo terkių ir panašiai, šviesios kelnės. Botai, mano atveju pirštinės, +4, drėgmės daug, šalta. Tarp kitko, jei nepameluosiu, šiandien lapkričio 10. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad prasideda po truputį briedžių ragų metimo sezonas. Yra senų medžių nukasyta, naujų medžių nukasyta nesimato. O jeigu eini ir pamatai nukasytus, žinot, ką tai reiškia. Kažkas buvo atrašę
Girėni, dėl ko tu taip vėlai eini į miškus? Pirma, erkės, antra, briedmusės. Man nepatinka nei erkės, aišku, jos lengva, kaip minėjau, ant šviesių kelnių pamatyti. Briedmusės yra daug įkyresnės. Jos lenda visur į plaukus, į barzdą, nors žmonėm jos nėra kenksmingos, pavojingos, kiek teko skaityti, girdėti. Bet yra vis tiek tikrai nemalonu, kai randi jų visur, kur prilindus. Važiuojant mašina netgi gali rasti, ropinėjant ant rūbų ir netgi mašinai. Neseniai eita. Pirmieji miško radiniai. Žvėrių čia yra. Žvėrių čia yra. Aišku, tolumoje girdisi pratybų garsai. Vyksta šiandien visą šį savaitgalį pratybos. Kareiviai pyškina iš savo ginkluotės. Pamačiau galbūt šviežiai nukasytą, galbūt jau seniai nukasytą. Galbūt tik tai imitacija kasimo. Nu, sakykim. Sunkiai suprasti, imitacija ar ne imitacija, bet apatinis medelis nukasytas, nugriaužtas. Kas keisčiausia, pakankamai šviežių yra ir beržų, ir pušų, ir eglių nuvirtusių. Na, bet žievė tai negriaužta. Nėra maitintasi. Nėra maitintasi. Žiūrėjau tokią kaip ir mini pelkę, sakykim, pratryptą. Matyt, užėjau galbūt patinkamą vietą žvėrim. Ir jei nepameluosiu, matau dar vieną eglę nukasytą. Eisim pasižiūrėti. Yra šviežių medelių šakų nuvartytų. Yra medžiotojų bokštelių pristatytų. Va tokia kaip ir mini plynė ištrypta papartynas kažkoks buvęs.
Dabar būtų gerai pačiam kažkur per tą partyną einant neįnerti. Nes gali būti, kad čia yra tiesiog provėžos kažkur. Arba aš labai durnai einu per patį pelkės centriuką. Ko nerekomenduoju daryti jums. Nes po apačią po kojom burbuliuoju. Eilinį kartą reikėtų pagalį pasimti, kas po kojom yra tikrinti. Eilinį kartą iš pamokų nepasimoko. Ne, medis nelabai kasytas. Na ir išėjau į tokį visai super, kur yra 100% pelkė. Sakykime, 7% pelkė, plius minus. Tai ir dabar reikia kažkur tai eiti į tą pusę. Rasti brastą. Ir eiti tarp šito gražaus miško, kuriam 100% yra. Netgi iš toli matau vieną medį nukasytą. Per kamerą nesimatys. Gerai. Einam ieškoti brastų. Galėtų medžiotojai į šitą pusę būt padarę tiltelį kažkokį tai. Nes bokštelių tai žiauriai daug. Žinot, kas dabar būtų juokinga ir tuo pačiu graudu, kad einant palei šitą kanalą matyčiau gulinti trofėjų ir negalėčiau per šitą pelkę pereiti pasiimti. Vandens bele kiek daug. Bele kiek. O brastos nei kiek. Na, kažką įdomiau papasakoti, kol einu ir ieškau brastos. Iš paskutinės pernai metų ragų paieškos, nežinau, ar į paskutinį vaizdelį buvau kėlęs ar ne, ėjau ir per mišką ir spėkit, kas sekė. Neatspėsit, vilkas sekė. Sako, vilkai žmonių neseka, jie tyrinėja, jie bėga, baidosi nuo žmonių, bet o tačiau vienas vilkas, manau, sumastė pasekti. Iš kur žinau, kad vilkas? Nes šlapio šuns kailį užuosti ir suprasti, kad tai šlapias šuo kažkur tai vaikšto. Suprasti įmanoma. Jeigu per mišką eini ir užuodi kitokį šlapią kailį, tai aš manau gali suprasti, kad ir ten yra koksai tai žvėris, tai šernas ar briedis, ar stirna galų gale. Ir manau, po šito pasakojimo bus daug komentarų, kaip tu galėjai suprasti, kaip galėjo tave sekti. O kaip minėjau, jeigu bėga žvėris, ta prasme vilkas, jeigu bėga nuo žmogaus, šalinasi. Na, jūs man paaiškinkit patys, kaip miške gali užuosti šlapią šunį, kurio tu net nematai. Paprastas šuo, manau, matytųsi. Būtų kur nors prabėgęs, matytųsi, kad prabėgo, duotų signalą, bet vilko tai nematai. Tai viena iš tokių įdomesnių istorijų nutikusių, kad turėjau vilko sekimą. Dar ir grybų yra.
Kadangi nepažįstu, nerenku. Į kito miško pusę niekaip nerandu brastos, o jeigu brasta yra, tai keli supuvę, sutrešę, sulūžę medžiai, per kuriuos pereiti, manau, nelabai saugu. Užėjau tokį kitonišką mišką, šiek tiek miško dalį. Pamėginsim pasivaikščioti čia plius minus. Gal ką nors pamatysim kitoniško. Aišku, nieko nuostabaus, manau, čia rasti ragą kaip ir visur kitur. Pagrinde, kur važiuoju, tai vis kažkokios medžiotojų apylinkės, medžioklės plotų miškai ir panašiai. Aišku, tai nėra saugu. Nebent žinai, kada medžioklė vyksta, kada ne. Arba tiesiog važiuoji ir rizikuoji. Pakliūsi arba nepakliūsi. Pamatysi, kad vyksta arba ne. Kaip šiuo atveju šiandien atvažiavau, pasižvalgiau. Ramu, medžioklė nevyksta. Kažkur toli girdisi pratybų garsai. Savo vaikštai vienas. Na, aišku, ne vienas. Kažkur stebi kokios akis tai žvėries. Ir ieškai. Va, tokiuose krūmynuose radau pirmą savo elnio, tauriojo elnio ragą. Nemanau, kad šiandien rasiu. Gal pasiseks. Kaulą jau radau. Kaip įrodymą, kad žvėrių yra. Miškas gyvas, miškas maitinasi. Žvėris maitinasi. Takų taip pat yra šviežių, yra senų. Yra daug apgaulingų šakų, kurios panašios drėgmėje atrodo įkritusi ragą. Tiesiog vaikštai, ieškai, grožiesi, džiaugiesi grynu oru, relaksuoji, kaifuoji, atsipalaiduoji, pabuvimas su savim. Miško pažinimas, naujų vietų. Ir kaifas, kaip sakiau. Turbūt ragų ieškotojai, ragų medžiotojai, jeigu taip įmanoma pavadinti, sutiktų su manimi, jeigu pasakyčiau, kad ragų paieška yra tiesioginė to žodžio prasme ieškojimas adatos šieno kupetui. Nes, na, iš esmės sutikit, tu esi labai dideliam miške, tu žinai, kad ten yra žvėrių, tu žinai, kad ten yra žvėris, kurie nešioja ragus. Ir greičiausiai, sakykime, 3 rūšių - danieliai, briedžiai, elniai, kurie nešioja ragus. Ir tu eini ir tikiesi kažką pamatyti, kažką rast. Jeigu geriausiu atveju nerandi ragų, sakykim, pamatyti bent žvėrį.
Na va, jau vieną bateriją pasikeičiau su 50% likučiu, plus 4 temperatūra, nieko gero. Taip pat prasidėjo bairiai, kad atsisako atminties kortelę. Na, perdėjau iš naujo, kol kas veikia. Matysim, kaip toliau bus. Ir man atrodo, aš radau vieną gražiausių miškų kol kas, kuriuose tiek smagu vaikščioti, tiek smagu ieškoti, tiek labai geras matomumas. Įdomu visai. Tik radinių mažoka. Mažokoka. Kaip daug kartų yra tekę pasakoti. Eik žvėrių išmintais takais. Rasi. Chebra, ne visada tai pasiteisina. Briedžiai ne visada eina tais pačiais takais keliais. Dažnai pasitaiko, kad jie tiesiog eina kaip katinas Bonifacijus. Einu kur noriu, kada noriu, kaip noriu ir vaikštau vienas. Na va, rastas guolis, kur miegota. Briedmusės puola vis dar. Nėra visiškai jau užmigusios, bet tik tai viena kita. Bet viena kita. Tai nėra problema didelė, vaikščioti galima, žvalgytis galima. Na, kaip ir minėjau, briedžių ragų metimai jau turėtų būti po biškį prasidėję, po truputį prasidėję, jeigu taip jau lietuviškai tariant. Bet aš, žinokit, chebra, nematau nei vieno medžio nukasyto. Jie jau truputį tokį tankesnį miškeliuko dalį. Nu, nėra. Nesimato tolumoje. Į kitą pusę, kur aš norėjau pro melioracinį griovį, drenažinį pereiti, pilną vandens, tenai matęs. Šitoj miško daly nesimato. Šitoj miško daly labiau matosi genių iškapoti kamienai. Keistoka. Arba tiesiog nuo medžių ligų žievė nukritus. Įdomu. Tikrai įdomu. Kad ir čia. Ir nukritus, ir matos genys pakapojęs. Grybų daug. Žvėris grybais nesimaitina. Kol kas ėdesio matyt pilna. Radinių naujų nėra, apart grybų. Ir paukščių, kurie aplinkui skraido ir praneša miško žvėreliam, kad kažkas nesavas vaikšto.
Na ir ką pagalvosit? Apėjau vieną miško dalį. Ir turiu bebro. Aišku, čia žmogaus užtvanka padaryta. Ir čia kažkas guli. Nesimato, tikriausiai šaka bebro užtvanka. Ir kuo puikiausia brasta į kitą miško galą. Bet norint išeiti iš jos reikės grįžti atgal, užsidėti koordinatės arba eiti atgal link mašinos ir eiti visai į kitą miško pusę. Ką šį kartą ir pamėginsim, nes dabar jau žinau, kad yra šitoje miško daly brasta bebro užtvanka, per kurias galėsiu laisvai pereiti kitą miško dalį. Žodžiu, čia kaip ir šiandien gaunasi tiek ragų paieška, tiek žvalgyba. Aišku, labai norėčiau kitą miško pusę pereiti. Bet kol kas susilaikysiu ir eisiu paieškoti į kitą pusę takelių. Atvažiavau dar į kitonišką miško dalį ir randu runkelius. Ūkininkai padarė kaip šėryklą, išpylė daugybę runkelių. Gerai visai, nes šalimais medžioklės bokštelis. Miškas kanalai brastos kaip visą laiką tik žvėrim. Ir čia matosi nei šis, nei tas, kaip įeiti. Tiek į vieną miško dalį. Na, į šitą miško dalį galiu eiti. Tik žiūriu, kad man galbūt nelabai į ją norisi eiti. Būtų stebuklas rasti šitoj šėrykloj prie runkelių kritusi ragą šviežų. Nu va kas būna. Padauginę runkelių, Nu pamėginsim įeiti, pavaikščioti, kas čia gero. Šitoj pusėje tokią mini žvalgybą padaryti. Vienos pusės miško žvalgybą padariau. Esu likęs patenkintas. O dabar apsižvalgyti čionai. Šiokių takų yra. Šiokių tokių takų. Ir kaip minėjau apie briedmuses, tik išėjau iš miško, atsisėdau į mašiną, nenusipurtis striukės, jau briedmusės laipioja mašinoje ant vairo, ant stiklo ir visur, kur truputį įkyroki gyviai.
Na gaila, bet ne, tai nėra nauji nukasimai. Matosi, kad guolių yra šviežių ne vienas. Kaip matėt, runkelių daug. Žvėris matyt netoliese ir miega įsitaisę. Yra tik tais naujų sakų išbėgimo iš medžių. Nukasimų nėra. Dar iš po rudens voratinklių galybė. Va ir šviežią taką radau. Buvus maudykla. Nosis pasileidus. Organizmas šiandien gerai bus įsivalęs. Dar vienas takas naujas. Va ir pilvas gurgė valgyti nori. Būtų draugelių. Reikia iš tikrųjų dar palaukti, kol normaliai po šalnų žolė sukris. Ir gali būti, kad truputį ankstokai yra dar. Paieškom nebent pernykščių. Galima būtų rasti. Šviežių nesimato niekur. Pernykščių nesimato niekur, neradau. Turiu įtarimą, kad šiandien reikės traukti link namų, baigti paieškas ir palikti sėkmę kitam kartui. Nu, ką sėkmė sako dar kartą. Na tai užėjau kauliukų truputuką. Truputuką kauliukų yra. Paieškom dar šiek tiek prieš vykstant namo. Dar kauliukų.
Taigi, apibendrinimas šiandienos. Žvėrių nematyti, nerasta. Takų yra šviežių ir nemažai. Iš kitos pusės, dabar pareinant, sutikau. Kaip sutikau? Na, nesutikau. Išgirdau šalimais kriuksinti šerną. Labai gražiai įsiskirstėm. Žadėjau kamerą įsitraukti, pafilmuoti, bet per tankmę nesimatė. Žolė ir krūmai dar pakankamai aukšti yra. Matomumas tankesniuose miško dalyse per krūmus ir žolės nelabai koks įvardinčiau. Kaip matėt, rasti keli kaulai. Na, kaulai lieka kaulais. Mūsų kaulai netenkina, bet jeigu jau nepasiseka ragų rasti, tai jau bent jau šis tas. Iš kitos pusės užėjom šėryklą, pamatėm, kur ūkininkai deda maistą žvėrim. Šalta šiandien nėra, iš tikrųjų +4, +5, galbūt dabar jau įdienojus. Tačiau yra daug drėgmės, tai nėra labai smagu. Na, drėgmė, žinot, vis tiek priduoda vėsumą. Ir šiandien ragų paieškas baigiu. Vis dėlto buvo naujo miško žvalgyba. Matosi, kad žvėrių yra. Pirmoji vaizdelio daly matėt labai gražų mišką, labai gero matomumo. Ir manau, sekantį kartą per rodytą brastą eisim. Šitą tankumyną, na, jisai gražus, bet jis vis tiek tankumynas. Jaunolynai, aukštos žolės, paliksim gal dar sekantiem kartam. Nes šį kartą kažkaip jisai man labai daug susižavėjimo nepaliko. Ir kaip visada, jeigu jau patiko vaizdelis, vis dėlto seniai nesimatėm, paspausk patiktuką, pasidalink su draugais, pakomentuok, kas patiko, kas nepatiko, kas galėtų būti kitą kartą dar geriau. Mėginsim, prisiminsim senas klaidas ir panašiai ir mokysimės iš jų taisyti vaizdelį taip, kad žiūrėtųsi normaliai. O dabar sakau iki, susitiksim jau naujose video. Iki. Ale tos briedmusės, tai visai, žinokit, prilindo visur, kur gali. Saugokitės jų.